Naujos lempos, kita medalio pusė. Tai va, draugai ir pizdabolai. Tylėk tu, kurva, ką tu vadini? Ar gražiai atrodo? Ar funkcionalu? Čia va rankoj turiu seną lempą, o ant automobilio matot uždėtas naujas. Tai kuomgi skiriasi? Akivaizdžiai, man, akivaizdžiai. Pradėsiu nuo pliusų. Automobilis atrodo žymiai gražiau, naujoviškiau. Turi pasisveikinimo funkciją, kai jungi faras sumirksi, mėlynai, tada žodžiu apeina ledas ratuku, viskas atrodo labai gražu. Šviečia žymiai ryškiau. Čia visi sako, kad akinsi vairuotojus, tamgi yra spindulys, spindulio lygį nustatai, kad neakint ir važiuoji kaip ir visi. Tai visi privalumai tuom ir baigėsi. Grožis ir ryškiau šviečia. Visa kita yra tik tais minusai. Tu tylėk, kurva. Minusas tame, kad nebeturi automobilis galimybės reguliuoti pats aukštį. Jeigu prikrauni į bagažinę labai daug kažko tai, svoris padidėja, bagažinė nusėda, automatiškai faros turėtų nusileisti. Ne visi, aišku, automobiliai turi tokią funkciją, bet naujai gaminami turi funkciją. Kai prikrauni kažką tai į bagažinę arba prikabini sunkią priekabą, automobilio faros pastoviai pačios nusireguliuoja. Pas mane ši funkcija buvo. Dabar su šitais naujais prožektoriais, farom, lempom, šios funkcijos nebėra. Na, nes... Taip pat, šis automobilis prieš tai turėjo galimybę ant automato nustačius, faros pačios įsijungia, jeigu tu esi įkalęs ilgas šviesas, važiuoji su ilgom, bet jeigu iš priekio artėja kitas automobilis, šitas automobilis sureaguoja į tai, kad artėja kažkoks tai šviesos šaltinis ir automatiškai išjungia ilgasis šviesas. Šitos lemputės tokios funkcijos nebeturi. Pizda. Taip pat pajungus šitas lempas prarandam ir apiplovimo funkciją. Jeigu apiplaunu stiklą su langų skysčiu, tai šitos fiškutės, nežinau ar nepritaikytos, ar kažkas su jom ne taip, bet esmė yra tokia, kad skystis ant lempų nebebėga. Nu, iš kitos pusės susitaupo langų skysčio, nes ant farų nemažai jo išeina. Antra vertus, nežinau, ar ant ledų reikalingas tas apiplovimas, nu ant ksenonų gal, nežinau. Šiaip iš tikrųjų klaustukas dėl to apiplovimo, nes senesni automobiliai apskritai neturi tokios funkcijos, kad apiplauti faras. Vienas iš pliusų, kad neapiplauna farų, tai kai tu išsiplauni tik automobilį kažkur tai važiuoja ir tau kažkas aptaškia langą, tai tiesiog lieka švarus pas tave bumperiai ir vizualiai automobilis atrodo gražiau. Tai kaip ir sakiau, grožis reikalauja aukų. Arba važiuoji gražiai, arba važiuoji funkcionaliai. Tai pasirinkimas jau jum. Ir jokių problemų nėra, tau turi mažiausia rūpėti turėtų. Aišku, gražiau visą tą dalyką demonstruoti naktį, bet... Liežuvis sušalo, blemba, čia besifilmuojant. Aišku, gražiau lempos atrodo naktį, bet pademonstruosiu jums dieną. Tuoj jas jungiam. Dar stopą! Tai va, mėlynai užsidega lemputės, praeina, žodžiu, sumirksi ir dega. Padarytas gražiai. Išjungtos lempos, vis tiek dega gabaritai. Dabar pastatyk ant automato. Ant tą pastatei? Tai va, jeigu pastatyta ant automato, lęšiukai neįsijungia, todėl kad dabar yra dienos šviesa. Dabar pastatyk ant gabaritų. Gabaritai, ar įjungai normaliai lempas. Tai va, dabar užsidegė lemputės. Dabar paspausk avarinę. Mirksi gražiai vienoj pusėj, kitoj pusėj. Šiaip iš tikrųjų matomumas ir dieną, ir naktį yra labai normalus. Lempos atrodo šiaip iš tikrųjų gražiai, bet kaip ir minėjau, praranda apipurškimą praranda, ilgų šviesų automatinį išjungimą praranda ir šviesų reguliavimą praranda. Visa kita galiu pasakyti kaip ir patenkintas. Bet klausimas, ar jums reikia funkcionalumo, ar jums reikia grožio. Tai jeigu jums reikia grožio, tai atrodo tikrai gražiai. Ant nulio pastatyk. Ir dabar įjunk avarinkę ir išjunk avarinkę. Kai išjungia avarinkę, jeigu yra išjungta, tai vėl prasideda sveikinimai. Tai irgi klaustukas, ar jums reikia tų sveikinimų. Bet aišku, ant išjungtų farų Lietuvoje dabar nieks nevažinėja. Lietuvoje dabar važinėja visą laiką su įjungtom. Jeigu įjung lempas, įjung. Va, ir dabar įjung avarinkę. Gerai, ir išjung. Tai ta funkcija dingsta. Ir dar ko neparodžiau, tai ilgos šviesos. Va dabar mirksim. Mirksiek, mirksiek. Tai viskas ant to pačio lęšio. Nežinau, čia gerai ar negerai. Ir kas lieka šitose lempose, tai automatinis šviesų palydėjimas. Kai užgesini automobilį, tai lempos užgesta, nežinau, ten po kiek, po 20 sekundžių ar po kiek. Tai namo pareisite iki durų su šviesa. Ar su šitom lempom, ar be šitų lempų. Aišku, svarbu, kad apskritai lempas yra. Kas gaunasi?
Tai va, viskas, karočią, galas.